Leo dažnai jautėsi pavargęs net po ilgo poilsio. Jo knygos kaupėsi, darydamos jo protą miglotą. Man reikia daugiau energijos, jis atsiduso, žiūrėdamas pro langą. Jo sesuo, Mija, nubėgo pro šalį, pilna kikenimų. Senelis Benas buvo sode. Išeik į lauką, Leo, jis pašaukė, grynas oras padeda. Mija pridūrė, taip, ateik žaisti. Leo dvejojo, jis manė, kad būti viduje yra geriausia mokytis. Bet jis prisijungė prie jų. Šilta saulės šviesa švelniai palėtė jo odą. Jis giliai įkvėpė saldaus, švaraus oro. Mija parodė jam boruželę. Lėtai Leo pajuto pokytį. Jo galva tapo aiškesnė. Pavargimas dingo ir jis pajuto, kad pabudo. Jis padėjo seneliui Benui laistyti augalus. Oho, aš jaučiuosi daug geriau. Leo sušuko. Senelis Benas nusišypsojo. Buvimas lauke natūraliai padidina energiją. Saulės šviesa ir grynas oras žymiai padidina gyvybingumą ir budrumo lygį. Atminkite, šiek tiek laiko lauke gali padaryti didelį skirtumą jūsų savijautai. Tai paprasta paslaptis didesniai energijai ir aiškesniam protui. Prenumeruokite Lithuanian Repo, patinka ir komentuokite, kad gautumėte daugiau įkvepiančio turinio.